palieku, patys spręskite. Sunku šiandien paraidžiui išnagrinėti, ką didysis dailininkas, mozaikininkas, akademikas mąstė, taip sakydamas, tačiau labai miela, kad šie jo žodžiai leidžia šiandien turėti tai, ką sukūrė jo meniška prigimtis. Leido matyti tai mums ir parodyti savo amžininkams. Nikodemas Silvanavičius gimė 1834 metais, gruodžio mėnesį Cincevičių kaime Vileikoje, kuri tuo metu priklausė Vilniaus gubernijai, gausioje mažažemio valstiečio šeimoje. Palankiai susiklosčius aplinkybėms, Molodečo dvarininko padedamas Nikodemas Silvanavičius išvyksta mokytis į Sankt Peterburgo dailės akademiją, specializuotis portretų tapyboje. Jo mokytojai buvo Fiodoras Brunis, Aleksejus Markovas, Timofėjus Nefas. 1864 metais Nikodemas atvyko gyventi į Vilnių, kur jis susipažino su dvarininko Ignacijaus Kvintos žmonos seserimi Pelagėja Pranskevičiūte, kurią vėliau vedė, ir jo broliu dvasininku Viktoru. 1866 metais pradžioje Nikodemas Silvanavičius su žmona vėl išvyksta į Sankt Peterburgą. Už pateiktus darbus menininkas įvertinamas 3 klasės dailininko laipsniu ir jam suteikiamas 12 klasės rangas. Tų pačių metų rugsėjo 5 dieną Nikodemas pateikė prašymą mokytis mozaikos meno mozaikos skyriuje. 1867 metais Nikodemas Silvanavičius kartu su Ivanu Levinskiu ir Pavelu Vasiljevu jau pradėjo kurti mozaiką kunigaikščio Dmitrijaus Požarskio mauzoliejui, kurią baigė 1869 metais. Šiuo metu išlikusi tik mozaikinė ikona Išganytojo šlovė, kuri eksponuojama Sankt Peterburgo sobore. 1870 metais Nikodemas Silvanavičius baigė Dailės akademijos dailininko mozaikininko skyrių studijas ir palieka ten dirbti jaunesniojo dailininko mozaikininko pareigose. Pačios vertingiausios dailininko mozaikos yra Isakijaus sobore Sankt Peterburge. Pagal Živago eskizą Meno akademijos mozaikos skyriaus užsakymu pagamina mozaiką Paskutinė vakarienė, kuri 1883 metais buvo pastatyta virš karališkųjų vartų Isakijaus sobore. Vienas geriausių darbų mozaika Judo pabučiavimas, sukurta pagal Karlo Briulovo paveikslą, kurią dailininkas su savo pagalbininku ir draugu Michailu Ščetinu kūrė virš 10 metų. Buvo įvertinta tiek Rusijoje, tiek užsienyje. Už puikius meno pasiekimus mozaikos srityje 1876 metais lapkričio 4 dieną Sankt Peterburgo imperatoriškoji menų akademija Silvanavičiui suteikė akademiko vardą. Bet Nikodemas Silvanavičius iki gyvenimo pabaigos nesiskyrė su tapyba, piešimu, nutapė daug portretų, buitinio religinio žanro paveikslų. Iš Nikodemo Silvanavičiaus geresnių tapybos darbų yra žinomi jo vaikų, žmonos portretai, vakarieniaujančio dailininko sūnaus Stepono, į mokyklą išeinančio sūnaus Juozo, dailininko žmonos jo Marčios portretai. Bet iš visų dailininko darbų patys įdomiausi Lietuvaitė iš Jiezno. Lietuvaitė iš Jiezno studija, kuria vaizduojama to meno kaimo mergaitė su šventiniais arba paprastais kasdieniniais drabužiais. Daug sakralinės kūrybos paveikslų dailininkas sukūrė aplinkinėms bažnyčioms. 1875 metais Jiezno gyventojos ponios Vincentos Pranskevičiūtės Kvintienės užsakymu Jiezno bažnyčiai nutapė švenčiausią arkangelą Mykolą ir Joną Krikštytoją, darydamas kopijas iš italų dailininko Gvino Reni darbo Šventas arkangelas Mykolas. 1880 metų pabaigoje pablogėjus žmonos sveikatai Nikodemas Silvanavičius pradėjo medinio namo vilos statybą Birštone, Vytauto kalno papėdėje. Už pagalbą statybose dailininkas nutapė paveikslą Šventi apaštalai Petras ir Povilas Nemajūnų bažnyčios pagrindiniam altoriui.
Šioje bei Punios ir Stakliškių bažnyčiose ir Birštono sakralinėme muziejuje saugoma 11 originalių sakralinio meno darbų. Po žmonos Pelagėjos mirties Nikodemas Silvanavičius su sūnaus Juozo šeima ir seserimi Uršule įsikūrė Birštone, vėliau Prienuose, kur dar šiek tiek laiko skiria fotografijai, įsirengė fotolaboratoriją. 1914 metais vasarą prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas paskatina Lietuvos gyventojus trauktis į Rusiją. Su kitais krašto šviesuoliais išvyksta ir Silvanavičiai. 1918 metų pabaigoje, pasibaigus karui jau gana silpnos sveikatos, dailininkas įsiruošė į kelionę, kur žada aplankyti Lietuvą. Pakeliui užsuka į Vileiką, lanko giminės, tikisi sugrįžti į Lietuvą, kur jau anksčiau išvyko sūnaus Juozo šeima. Tačiau sveikata tik silpo ir 1919 metų gegužės 21 dieną gimtojoje Vileikoje dailininkas mirė. Tiksli Nikodemo Silvanavičiaus palaidojimo vieta nėra žinoma, tačiau manoma, kad jis ilsisi šalia savo tėvo, kuriam paminklą sukūrė pats dailininkas. Užgeso Nikodemo Silvanavičiaus gyvybė, bet jo nepriekaištingas gyvenimas, kūrybinė veikla paliko neišdildomą pėdsaką tiek Sankt Peterburge, tiek Baltarusijoje, tiek taip jo mylėtos Lietuvos kampelyje Birštone.